6, 7, 8, dar. Geram amplitudė. Judesio reikia, vaikina, judesio. Esame po 2 sunkių savaičių fizinių krūvių ir aišku, dėl to, kad dirbo vyrai sunkiai ir nuoširdžiai, manau, kad, kaip čia pasakyti, esam dar nuovargio fone tokiam, kas liečia krepšinį, mes paraleliai treniravomės ir taktikas tas visas, bet žinoma šiuo metu kol kas dar trūksta ir kokybės, yra daug ir chaosiško, sakysim, ir to dalykų chaosiškų ir trūksta ir kokybės išpildymą ir kokybės sprendimuose, bet tai yra natūralu, aš manau, dar mes turim laiko ir būtų, sakyčiau, kitaip nenormalu, jeigu mes būtume idealiausių formų dabar. Ir tos rungtynėse ar bus daug eksperimentų, ar daugiau rimtojo žaidimo? Ką jūs vadinate eksperimentais? Mes žaidžiam rungtynės, mes žaidžiame prieš žiūrovus ir mes vienas iš tikslų bus laimėti rungtynės. Bet spręsime ir kitus uždavinius. Mums bus pirmos rungtynės, slovėnams tai bus 4. Reiškia, kažkur tai šiam momente, šiuo momentu jie gal mumis pranoksta tą patirtim varžybinę, bet mums tiesiog įdomu pasižiūrėti, kas mums veikia, kas mums neveikia, kurie taktiniai sprendimai, kaip pasiteisina, kuriam mes kely, ką mums reikia taisyti, gal kažko tai atsisakyti. Kažką tai reikia pasižiūrėti ir žaidėjus taip pat, kaip jie varžybinė atmosferoje atrodo, nes po šitų varžybų mes turėsim treneriai nuspręsti, priimti sprendimus tam tikrus, su kuriais žaidėjais pasilikti, su kokiais atsisveikinti. Tai, kaip matote, labai daug uždavinių. Kiek žaidėjų pamatėt, sakyti, nežinot? Manau, kad tai bus 3. Slovėnai žaidžia 4 draugiškas, tai mums dar bus pirmas, ar nėra kažką galbūt per vėlai tos pirmas draugiškas rungtynės šitą datą, ar viskas kaip ir pagal planą? Ar slovėnai čia per anksti žaidžia? Tai va, aš norėjau paklausti, gal jie per anksti žaidė. Aš manau, kad tai yra suplanuota, mums buvo laiko pasiruošti, aš nenoriu žaisti nepasiruošęs. Šiaip suprantame, kad dar nesam idealioj formoj žaidybiniai, bet mes tam ir žaidžiam. Natūralu, kad kažkas nesigaus. Mes bandėme ir treniruoti, ir žaidžiame jau, ir vakar truputį pažaidėm. Ir aš to per daug dėl to nepergyvenu, nes sąmoningai ir žinau, kad bus daug taisytinių dalykų, bet kai kurios dalykus tai norėtųsi jau pamatyti. Vis tiek yra tam tikras, sakysim, tam tikras mūsų braižas turėjo pasimatyti. Greitis, agresyvumas, greitas perėjimas iš puolimo į gynybą, iš gynybos į puolimą. Ir galbūt kažkokius tai kokybės trūkumus turim kompensuoti noru. Norėjosi gal ir silpnesnio varžovo pirmo, bet iš kitos pusės žaisti paruošiamajame periode su stipriais varžovais nėra blogai. Ir nereikia bijoti net ir pralošti, sakysim, nes be pralaimėjimų nėra pergalių arba geriau pralošti paruošiamajame tam momente, negu kad pralošti tada, kada jau skaičiuojasi. Kokios nuotaikos prieš pirmasis varžybas? Geros nuotaikos, pasiruošę kovai. Ir kaip rinktinėje, sakykime, su vyresniais krepšininkais? Gerai, aišku, krūvis yra didesnis, yra tikrai sunkiau negu su paauglių amžiaus, bet stengiuosi, dirbu ir bandysiu įrodyti, kad galiu patekti.
Sunkios turėtų būti varžybos su slovėnais? Aš manau sunkios, nes kaip parodė jie žaidė 2 draugiškas varžybas ir laimėjo ir tikrai yra komanda stipri. Tai manau tikrai bus nelengvas.